Sveiki visi. Čia ir vėl mes, Eglė ir Vidmantas, kalbinsim jūs arenoje. Ir šiandien turėsite galimybę laimėti šį nuostabų šalikėlį, jeigu atsakysite į 5 klausimus apie Lietkabelį, apie Lietuvos krepšinį. Tad eime pasižiūrėti. Labas. Labas. Aš esu Eglė, ko tu vardu? Ramūnas. Labai malonu. Šiandien kviečiu sudalyvauti viktoriną ir laimėti šaunių prizą. Į telefoną nežiūrim ir pradedam, gerai? Gerai. Pirmas klausimas. Iš kokio miesto yra kilęs Mantas Rupštavičius? Panevėžys. Liuks. Antras. Kiek legionierių kitataučių šiuo metu žaidžia Lietkabelio komandoje? 1. Ui, o kaip dabar sunku? 2. Neteisingai iškrenta. Bet rasim paguodos prizą. Gerai. Ačiū Jums. Labas. Labas. Kuo vardasi? Ovidijus. Aš Eglė, padalyvaujam viktorinai. Pabandom. Bus 5 klausimai, jeigu ties kažkurio neatsakai iškrenti, jeigu atsakai 5 gauni šaunų šaliką. Tinka? Taip. Tinka, važiuojam. Iš kokio miesto yra kilęs Martynas Varnas? Nu, paprastas klausimas. Iš Panevėžio? Ne. Dedam! Na, kokį lipduką? Šitas. Labas. Labas. Ko vardu? Gabrielė. Padalyvaujam viktorinai. Gerai. Stengsiuos parink klausimų tokių, kad žinotum. Ir pirmas būtų, iš kokio miesto yra kilęs Mantas Rupštavičius. Dabar, kuris žaidžia. Kaip galvoji, iš kokio miesto galėtų būti? O tai nežinau. O galit užuominą duoti? O iš kokią miestą mes randamės? Panevėžy. Valio, pataikyk, bandom kitą klausimą. O iš kokios šalies yra kilęs mūsų treneris Nenadas Čenakas? Iš... Nežinau. Kokios kilmės nežinai? Ne. Serbas yra. Tai dabar žinosiu, tau ieškau lipduką dovanų, gerai? Toj palauk. Reikia atsakyti 5 klausimus, kad laimėtum šaliką. Aha. Pasiruošęs? Jo. Dar vardą pasakyk. Karolis. Malonu, aš Eglė, važiuojam. Panevėžio Lietkabelis praeitais metais iškovojo bronzos medalį. Su kokia komandai žaidė? Atkrintamosiose? Su Vilkai žaidė. Taip, teisingai. Vieną turi. Antras. Kokios tautybės yra Lietkabelio žaidėjas Aleksandras Kovliaras? Ukrainietis. Super, važiuojam. Trečias. Garsus panevėžietis treneris, treniravęs Žalgirį, Vilniaus Rytą ir buvęs Lietuvos rinktinės treneriu. Jonas Kazlauskas. Super. Ketvirtas, važiuojam. Išvardinkite po vieną žaidėją iš 3 Baltijos šalių, kurie anksčiau yra žaidę Lietkabelyje. Lietuvį bet kokį. Lietuvis, tai Margiris Normantas. Puikiai. Latvis, ne, gal Estas Kulamėje žaidė ir Latvis Škrito, ar ne žaidė. Ne vienas, žinok, žaidė. Jo, žinau, net ne vienas. Padėti gal? Jo, gali. Vardą pasakysiu, Kaspars. Iš SR. Ai, Beržins, va. Super. Na ir važiuojam ties 5 klausimų šalikėlių. Kiek medalių treneris Nenadas Čenakas yra iškovojęs su Lietkabelio komanda? Berods 11. Super, tak 5 turi šaliką. Labas. Ko vardasi? Erikas. Kviečiu pažaisti viktorinoj. Jeigu atsakai 5 klausimus, gauni šaunų šaliką va tokį. Jeigu tas kažkurie krenti, tai ieškosim paguodos prizą, ar šiai prizą tinka? Gerai. Gerai. Pirmas klausimas. Iš kokios šalies yra kilęs Lietkabelio komandos treneris Nenadas Čenakas? Nežinau. Bandyk spėt, bent paguodos prizą gausi. Iš Lietuvos? Ne. Italijos? Serbas. Nu nieko, kitą kartą pasiseks. Labą dieną. Labas. Laikykit mikrofoną. Taip. Vis paprašiau, kviečiu sudalyvauti viktorinai. Turėsim 5 klausimus, į visus 5 atsakote, gaunate šaunų šaliką dovanų. Bandom. Pirmas klausimas. Sporto komentatorius, žurnalistas kilęs iš Panevėžio, įvardinkite. Taigi mūsų skandalingasis... Taip. Matot, kaip... Užkrito? Užkrito, taigi... Nu ką tik pašalintas iš LKL komentatorių. O vardas, pavardė? Čeponis. Čeponis, teisingai. Važiuojam į antrą klausimą. Pagrindinis dabartinis Lietuvos rinktinės vyriausias treneris, kuris yra žaidęs už Lietkabelį.
Iš dabartinių trenerių. Pagrindinis dabartinis Lietuvos rinktinės treneris, kuris yra netgi žaidęs ir už Lietkabelį. Nu, veidas. Ne. Paimkit pagalbą. Teisingai pasakė. Kurtinaitis? Taip, Kurtinaitis. Nu, bandom trečią. Bandom. Išvardinkite 2 trenerius, kurie yra treniravę ir Lietkabelį, ir Lietuvos rinktinę. Tas pats Kurtinaitis. Ne, jis yra žaidęs, jis nėra treniravęs. Treniravęs. Buvo. Matyt gelbėjų, ar ne? Nepasakysim. Nepasakysim. Kazys Maskvytis ir Ramūnas Butautas. Tai ką, nu, ieškau jau- paguodos prizo. Labą dieną. Sveiki. Pristatykit šitą gražią Labas. šeimyną. Šeimyna iš Vilniaus. Iš Vilniaus. Gyvenam Vilniuje, vyras iš Panevėžio. Ir nepalaikot Vilniaus Ryto už Lietkabelį sargat. Tik už Lietkabelį. Pagarba. Bet čia jūs šiandien sudalyvauti visus draugiškai kartu vieną prizą pasidalinsit Viktorinai. Bandom? Bandom. Važiuosim klausimais nuo lengviausio iki sunkiausio. Vieni kitiem padėkit. Kiek klausimų? 5. Pirmas klausimas. Sporto komentatorius, žurnalistas kilęs iš Panevėžio. Jonai, žinai, toksai žylas dėdė, labai už nekokybiškas paslaugas atleistas. Nežinau. Vai. Čiaponis. Čiaponis. Liuks, važiuojam antras klausimas. Kaip vadinasi pagrindiniai Lietkabelio fanai? Drąsiau, Jonai. Pamiršau. X. Sektorius. Klausimą. Išvardinkite 3 krepšininkus, kurie kilę iš Panevėžio. Dabar žaidžiantis, Nebūtinai gali būti tiesiog kilę. bet kokia komanda. Tikrai ne šitai, nežinau, tikrai. Centras mūsų, dabartinis. Maldūnas. Maldūnas. Maldonas vienas. Dar vienas dabar žaidžia irgi iš Panevėžio. Rupštavičius? Taip. Ir dar vieną. Galit, kur labai ilgai žaidė plamai. Lukauskas. Taip, 3 yra. Važiuojam toliau. 4. Kokioje komandoje praeitų metų sezone žaidė Lietkabelio naujokas Paulius Danusevičius? Šiauliuose? Valio, važiuojam. Tas 5 klausimas. Taip, toksai bus sunkesnis. Išvardinkite 5 dabar Žalgiryje žaidžiančius krepšininkus, kurie anksčiau žaidė Lietkabelyje. Dabar žaidžiančius. Šiuo metu žaidžiantis. Lekavičius? Lekavičius. Nepažiūrėjau. Dabar žaidžiantis. Tai vienas, kur pas mus pernai buvo garsiausias žaidėjas. Tai aš tą tai norėjau galui pasilikti. Kas pats geriausias praeitų metų Lietkabelio žaidėjas? Gynėjas. Deividas? Sirvydis. Sirvydis. Vieną turim. Kiek 5? 5. Aš dabar susijaudau, man Žalgirio žaidėjai nebelenda į galvą. Lietuviai visi 5. Tikrai taip. Taip pat, tų lietuvių daug nėra, Jonai. Kokių dar lietuvių žaidžia Žalgirį? Ulanovas. Ulanovas žaidė tikrai Lietkabelį. Taip, daug. Dar bandom. Birutis. Butkevičius? Taip, Butkevičius 3. Dar 2 nepasakė. Birutis? Birutis nežaidė. Kas dar 2? Dabar jau nebeturiu nieko. Šeimyna? O Dieve, sunku man. Nu ką, siūlau kompromisą, praleidom Gedraitį ir Dimšą. Giedraitis, blemba, taigi mums padėjo patį Žalgirį nugalėti prieš 2 metus, ar ne? Siūlau taip. 2 lipdukai ir 2 apyrankės, kad visi būtų laimingi. Tinka? Super, super. Ačiū. Labas. Labas. Imk, laikyk, nori, sakai, labai sudalyvauti. Tai žiūrėk, pirmas klausimas. Iš kokio miesto kilęs Martynas Varnas? Šiaulių. Nepataikiai. Lynas. Aš Vidmantas. Ką, bandom laimėti tą šalką, ne? Bandom. Gerai, tada... čia šitą. Iš kokios šalies yra kilęs Lietkabelio komandos treneris? Serbas. Bingo, 1 tašką jau turim. Kaip vadinasi pagrindiniai Lietkabelio fanai?
Nu, tai... Mesgėjai? Ne. O, ten šaliką mesgė. Nu, tai žiūrėk į mane, į Eglę žiūrėk, gal kažkur rasi... X-sektorius. Va, šaunuolis. Išvardink 3 krepšininkus, kurie yra kilę iš Panevėžio. Rupštavičius, Maldūnas. Taip. Dar vieną, ta prasme, nebūtinai, kad dabar žaidžiantis. Anksčiau žaidė... Lokal. Inga. Kokioje komandoje praeitų metų sezone žaidė Lietkabelio naujokas Paulius Danusevičius? Šiaulių. Nu ką, bandom 5. Kiek medalių treneris Nenatas Čenakas iškovojo su Lietkabeliu? Klausimas geras, žinai, bet jis ilgai žaidžia, tai čia reikėtų skaičiuoti ir... Nu, bronzas, bandyk. Sidabras. Realiai 6 sezonas. 6. Tie, Karaliaus Mindaugo reikia. Jo, skaitasi, nu, bendrai. Tai tada... Bando spėti tada 8 gal. Ne, nepataikė, 11, žinau. 11, bet pavardu. Sveiki, Gediminas. Aš Vidmantas. Malonu. Ką, bandom sužaisti? Bandom. Pirmas klausimas. Panevėžio Lietkabelis praeitais metais iškovojo bronzos medalius. Su kokia komanda jisai žaidė? Su Vilniaus Ryto. Ne, turiu omeny paskutinės rungtynės, ten buvo iki 3 pergalių. Su Juventusu. Ne. Su Volves. Su Vilkais buvo. Gerai, užskaitykim. Čia tokis biškis sunkesnis. Na, kaip ne vietinis pirmą kartą. Gerai, kokios tautybės yra Aleksandras Kovliaras? Kovliaras yra ukrainietis. Bingo. 2 jau turim. Išvardink 3 krepšininkus, kurie yra kilę iš Panevėžio. Tai būtų 12 numeris. Taip. Tai būtų 12 numeris. Palaukit, tada užmiršau, o dabar sujaudino. Gabrielius Maldūnas, taip, 12 numeris. Gabrielius Maldūnas, tada Varnas ne. Ne, Varnas ne. Tada yra, šiam sezonui yra rezultatyviausias Lietkabelio žaidėjas, tai irgi... Mantas. Taip, būtent. Ir tada dar 3. O 3 negalėčiau pasakyti. Tai čia nebūtinai šį sezoną, šiaip yra kilę krepšininkas, žaidęs... Ai, tai žaidęs Kauno Žalgirio Lipkevičius. Lipkevičius. Kas toks? Lipkevičius. Ne, Lipkevičius ne Panevėžietis. Ne. Yra garsus krepšininkas Panevėžietis, dabar žaidžia, labai ilgai žaidžia ir dabar žaidžia ne LKL, NKL komanda. NKL. Negaliu pasakyti dabar. Mindaugas Lukauskis. Va, kaip Jo, senas. bet aš jums žinokit vis tiek, senas meistras. turėsiu priziuką. Na ką, bičiuliai, labai ačiū, kad sudalyvavote viktorinai. Šiandien pavyko tik vieną šalikėlį pralošti, bet mes dar grįšim. Na, šiandien svarbios rungtynės su Žalgiriu. Keliaujam jų žiūrėti.